Sveikučiai! Šiandien darom ypatingai gardų ir šildantį čili troškinį. Šaltu oru niekas taip nesušildo ir nepakelia nuotaikos kaip geras čili troškinys. Apie ingredientus naudojamus papasakosiu eigoje ir atskleisiu dvi mažas paslaptis. Kuriam kepsninę ir pamažu ją šildome iki kokio 160–170 laipsnių Celsijaus. Kai uždegtukas baigia degti, dedu groteles ir leidžiu joms įkaisti. Jų prireiks apkepti mėsai. Yra begalė čili receptų, aš savąjį tobulinu jau daugiau kaip 2 dešimtmečius. Pirmas dalykas, ką darau turbūt ne taip kaip visi, tai mėsos faršą parūkinu ir apkepu ant anglių tiesiogiai, kad suteikti jam papildomai skonio ir gerą tekstūrą. Kad mėsa nepriliptų prie grotelių, jas patepu trupučiu saulėgrąžų aliejaus. Ir dedu mėsą tiesiogiai ant grotelių. Kartu su mėsa apkepu ir pipiriukus, tai naudoju 1 jalapeno pipirą ir 2 kajeno pipiriukus. Kol mėsa apkepinėja ir rūkinasi, reikėtų susismulkinti svogūnus ir česnaką. Periodiškai reikėtų patikrinti, ar pipiriukai jau apskrudo, tai man yra rodiklis, kai odelė jau truputį atšoka ir pajuoduoja, o mėsa turėtų irgi neperkepti, ją reikės dar papildomai apversti, tam, kad apkeptų iš abiejų pusių. Jeigu jau viena pusė pakepė, tiesiog atsargiai apverčiam į kitą pusę ir dar truputėlį pakepam. Jinai neturi visiškai pilnai iškepti, bet turi gražiai apkepti. Apkepimo metu susidaro tokia traški plutelė truputį ir aišku, mėsa gauna dar dūmo kvapo ir skonio. Baigus apkepti mėsą, dedu į kepsninę ketaus puodą ir leidžiu jam įšilti. Parūkintus pipiriukus susipjaustau, aš palieku sėklas, nes noriu aštresnio troškinio, jeigu norit mažiau aštrumo, išimkit sėklas. Ketaus indas turi būti pakankamai įšilęs, tai apie kokią 160–170 bent laipsnių Celsijaus, tam, kad iš karto uždėjus svogūnus jie pradėtų gražiai kepti. Kadangi lauke yra labai šalta, tai aliejus netgi nenori ištekėti, teko šiek tiek pavargti, kol privarvinau. Naudoju 100% jautieną, nededu kiaulienos, tai aliejaus reikėtų gana nemažai. Į pašildytą aliejų iš karto dedu visus svogūnus ir juos truputį apkepinėju, tuo pačiu dedu iš karto ir prieskonius. Tai visų pirma, aišku, dedu druskos, tada juodųjų pipirų, čili pipirų miltelių, čili dribsnių, taip pat saldžiosios paprikos miltelių. Svogūnus su visais prieskoniais tiesiog truputį apkepinu, reikėtų žiūrėti tik tai, kad neprisviltų. Jautienos faršą, kurį pakepėm ir parūkinom, tiesiog susmulkinu, tai tą patogiau daryti ne inde tiesiogiai, o iš anksto, ant kažkokio patogaus paviršiaus. Tiesiog susmulkinam tiek, kiek norim, dar troškinantis ta mėsa vis tiek labiau susismulkins, bet reikėtų ją gerokai pasmulkinti. Kai jau svogūnai truputį apkepa, truputį suminkštėja, dedu aštriuosius pipirus, kuriuos pasirūkinom ir susipjaustėm, taip pat dedu česnakus ir praktiškai iš karto galima dėti ir kitus ingredientus. Na, gal reikėtų truputį palaukti, kad česnakas pradėtų skleisti kvapą. Man pomidorai, kuriuos naudoju toliau čili troškiniui, yra labai svarbi dalis, tai reikėtų pasirinkti tokius, kurie yra saldesni, kurie neturi rūgšties. Ir aš naudoju 2 rūšių, tai vieni yra tiesiog pomidorai be odelės konservuoti ir dar yra pomidorų padažas, kuris naudojamas irgi. Jeigu naudojat rūgštesnius pomidorus, tai tiesiog galima kompensuoti įdedant truputį rudo cukraus. Viską reikėtų gerai išmaišyti, nuolat tą reikia daryti, nes ant kaitros esantis indas jisai kaista ir jeigu nemaišysit nuolat, tai gali kažkurioje vietoje pradėti svilti. Toliau dedam mėsą. Ir toliau viską maišom, kad neliktų nei pomidorų, nei mėsos didelių gabalų. Čili troškinį taip pat galima daryti ne tik su jautiena, bet pridėti ir kiaulienos faršo, pavyzdžiui. Tai tokiu atveju reikėtų mažiau aliejaus, bet man patinka labiau skonis, kuris yra grynas jautienos skonis. Priklausomai nuo jūsų padažo naudojimo, konsistencija gali būti tirštesnė arba skystesnė. Jeigu jinai yra per tiršta, tai galima pridėti, pavyzdžiui, jautienos sultinio.
Na ir toliau praktiškai iš karto aš dedu pupeles, tai pupelės konservuotos, dalį skysčio aš nupyliau, nes man tiesiog nepatinka, kai būna per daug to skonio. Ir tiesiog viską vėl kaitinam tolygiai, maišom nuolat. Tada papildomai dar man patinka čili troškinyje labai kukurūzai konservuoti, tai su jais irgi nereikėtų gal persistengti, nes turi labai daug saldaus skonio duoda, bet tikrai labai pagerina bendrą skonį. Vėl viską nuolat maišom ir nuimam nuo kraštų tą dalį, kuri yra kraštuose, tiesiog jau pradeda prikepinėti, tai nuolat tiesiog nukrapštom kiekvieną kartą ir pamažu kaitinam toliau. Aš dar mėgstu įdėti kokį lauro lapą. Na ir štai atėjo eilė slaptiems ingredientams. Tai aš įdedu puodelį espreso, taip pat šiek tiek juodo šokolado su mažai cukraus, kokius 74% ar panašiai. Dar labai tinka pridėti worčesterio padažo šlakelį ir jeigu jums patinka aštrumas, tai dar galite įdėti ir aštraus kažkokio padažo. Sudėjus visus ingredientus, troškinį po truputį kaitinam toliau, nuolat pamaišant, kad nesviltų ir galima dar pareguliuoti tirštumą pagal jūsų norą. Bet kadangi mėsą jau buvome prieš tai beveik iškepę, tai visas procesas užtrunka gana greitai. Na ir dar vienas slaptas ingredientas, tai aš dedu į čili troškinį truputį sviesto. Man atrodo, kad sviestas niekada nesugadina, tik pagerina skonį. Eigoje rekomenduočiau ragauti tą daromą troškinį ir žiūrėti, ko trūksta. Tai dažniausiai yra druskos gali būti, arba galbūt aštrumo per mažai, tai galima pridėti. Aš šiuo atveju pridedu truputėlį druskos, nes jos trūksta. Kai jau konsistencija pasiekia troškinio tokią, kokio jūs norit, troškinį galima nuimti ir reikėtų leisti jam truputį pastovėti, kad skoniai susijungtų. Man toks čili troškinys tinka labiausiai, kai yra lauke šalta ir tikrai pakankamai greitai paruošiama. Galima valgyti su lavašu arba su kažkokia balta duona ir galima dar aišku pridėti papildomai arba grietinės, arba sūrio pagal jūsų skonį. Aš dedu šiuo atveju ir sūrį, ir grietinę ir tikrai labai skanu. Dar prie šio troškinio labai gerai tinka kokios petražolės šviežios, bet šiuo atveju neturėjau, tai nedėjau. Arba svogūnų laiškai džiovinti, ar kažkokie kitokie žalumynai. Aš mėgstu pakankamai aštriai, tai tiesiog atkreipiu dar kartą dėmesį, kad galite dėti mažiau pipirų aitrių ir galite, pavyzdžiui, išimti sėklas iš tų pipiriukų, taip sumažindami aitrumą. O jeigu labai patinka aitrus skonis, tai galima dar pridėti daugiau papildomai tų čili pipiriukų arba kajeno pipiriukų ir tikrai visi bus laimingi. Labai rekomenduoju pabandyti tokį variantą. Skanaus ir iki kito karto.